Sveiki. Toks pavasaris, toks truputėlį aktyvus, truputėlį net galbūt agresyvus ir labai sunku save nuraminti šitam laike. Tiesiog nuraminti, padaryti savo ramybę, savo asmens ramybę. Kad tik ramybėje aš galiu suprasti, kaip aš jaučiuosi iš tikrųjų. Ir tik ramybėje aš galiu priimti sprendimus. Sprendimus, už kuriuos esu asmeniškai atsakingas. Nesvarbu, ar juos man kažkas pasiūlo, ar aš nusižiūriu į ką nors. Už viską aš turiu būti asmeniškai atsakingas. Ir čia toks kilpa tokia gaunasi. Šitą mėnesį mes apie šitą kilpą, apie tą tokį užsukimą, asmeninės atsakomybės užsukimą. Visi tarsi kalba, taip, aš pats atsakingas už savo mintis. Palauk. Tu atsakingas už tai, kaip tu jautiesi. Minčių tau visokių gali duoti. O kaip tu jautiesi, žinai tik tu. Šitą kilpą mokysimės pažinti. Ji nėra paprasta ir daugeliu atveju daugelis sistemų naudojasi tuo, kad žmogaus protas, jo ego, tiesiog prisiriša prie ko nors ir galvoja, kad tas prisirišimas kažkaip ten įvyks. Net astrologija, net dėsniai, gamta, viskas, į ką einu, yra mano asmeninis priėmimas. Mano asmeninis priėmimas. Jeigu aš to nemoku, būtinai susirgsiu. Būtinai susirgsiu, nuo nesupratimo susirgsiu. Tai šitą dalyką išmokti, išsistudijuoti savyje, išsisėdėti kaip atsakomybė. Visą šį mėnesį apie šitą kalbėsim ir čia bus mūsų paskutinis mokymosi mėnuo. Labai, nežinau, man atrodo, kad šitą sudėtingą laiką mes visai gražiai praeinam. Taip, su užkliuvimais, su valymusi begaliniu. Aš pati tokio valymosi jau neturėjau 8 metus nuo koronės. Tai šitie dalykai, juos pamatyti ir sulaukti pagalbos iš aplinkos, iš gamtos, tai yra ir suvokti šitą, pajausti dėkingumą, iš tikrųjų, ne šiaip galvoti, kad kažkur nubėgau ir kažką gavau, o iš tikrųjų pamatyti, pajausti dėkingumą, pažiūrėti žmogui į akis. Tai apie tai. Ir dar bus vienas praktikumas, turėsiu vieną asmeninę dieną priėmimo. Žodžiu, pasižiūrėkit, kam reikia, kas pajusit, kad reikia jums. Tai tiesiog pasižiūrėkit, mes įdėsim tvarkaraštį šio mėnesio dar. Vasarą bus viskas kitaip. Iki.